specialus Gitanai Avižonienei. Kviečiu tave ir visus tavo klientus, tavo draugus, giminę, kaip ir visiems. Bet tave asmeniškai, aišku, su savo vyru Agniu. Ir norėjau padėkoti tau už nuoširdumą, už tavo gėrį, už visas dovanotas gėles, jos visada būna pačios gražiausios ir pačios nuostabiausios. Už tavo dovanas ir už tavo buvimą. Kaip aš sakau, kiekvienas žmogus yra ir kiekvienas žmogus turi prasmę buvimo čia žemėje. Mes esame vieni kitiems mokytojai, mokiniai, spaudome vieni kitų mygtukus, geruosius ir bloguosius. Tai aš labai linkiu tau sveikatos. Ir šiuo momentu man norisi tau padėti kiek įmanoma, bet tu pati žinai, kad niekas tau nepadės, jeigu tu pati savo nepadėsi. Tai linkiu tau dvasinės stiprybės, disciplinos ir susijimti ir padaryti taip, kad tau visiškai nebereikėtų operacijos. Tai čia mano toks nuoširdus palinkėjimas ir nusiųsiu aš tau energijos su malda ir aš tikiu, kad tai gali išsipildyti. Nes mano maldos labai stiprios, nes labai yra nuoširdžios. Ir tu tą nuoširdumą turi, tai aš manau, kad tai mus ir sujungia. Ir laukiu su visa šutve. Gali sugrįžti į Londoną, susirinkti žmonės, važiuoti į Londoną, susirinkti visus ten, kur tu dirbai kažkada, tuos žmonės ir gali padaryti labai didelį progresą savo gyvenimą. Tarsi tu gyveni, šiek tiek daugiau padirbti dabar, ane, gal ten sudėtingiau būtų, bet vieną dieną, wow, kaip iš vandens išniri ir taip, kitas lygis, visai kitaip pradedi gyventi. Taigi mėgsti keliones, galėsi keliauti. Aišku, tik į saugias šalis. Galėsi keliauti ir mėgautis kitais tais dalykais, kuriuos tu mėgsti ir mėgsti grožį, mėgsti visokias procedūras, lepinti save. Bet vis tiek viskas prasideda nuo meilės savo. Tai dar vienas mano toks palinkėjimas tau būtų meilė savo, nuo ko viskas ir prasideda. Nes kitaip nieko negali. Kitaip gyvenimas nevertas nieko. Aš tai padariau iš negaliu, bet pas mane atsirado iš tokio, todėl kad mano tokia užduotis buvo, bet iš to pertekliaus, tos energijos pertekliaus aš tai padariau. Tai yra energija, ką aš išdalinau. Ir visą kitą, aišku, paskui stebėsi mano kanale ir viską sužinosi ir pamatysi ir tada bendrausim, statysim tą verslą, surink didžiausią šutvę ir mes vėl atvažiuosime su Jevgenijum aplankyti tavęs. Noriu aplankyti visus ir aišku, mano toks didelis noras yra aplankyti visus vaikus, todėl kad vaikai skleis dar 1000 metų, vaikai perduos vaikams ir iš kartos į kartą apie tą patį Dievo žodį. Viskas apie meilę, tik apie meilę. Tai ką, tikiuosi iki pasimatymo. Myliu tave, laiminu ir iki. Su Dievu.